4 frazės, kurios gali pakeisti tavo gyvenimą. Tai Ho'oponopono. Šios frazės turi neįtikėtiną sakralinę prasmę ir milžinišką energetinę reikšmę. Tai galingas būdas paleisti įvykius, situacijas, kurios neduoda ramybės. Ši technika ypač naudinga, kai galvoje nuolat sukasi mintis apie kažką, kas įvyko. Galbūt situacija buvo skaudi, neteisinga, gal privertė jausti silpnai ar bejėgiškai. Nesvarbu, ar joje dalyvavo kitas žmogus, ar tai buvo kažkoks gyvenimo įvykis, esmė ta pati. Jis vis dar laikosi tavyje ir atima tavo energiją. Svarbiausia, čia ne apie kažkokį konkretų žmogų. Tu kreipiesi į patį įvykį, į visą jo energiją ir darai tam, kad paleistum savo jausmus bei išsilaisvintum iš vidinės naštos. Kaip tai daroma? Prisimink įvykį, kuris neduoda ramybės ir mintise kartok šiuos žodžius. Pirma frazė. Atsiprašau. Tai nėra kaip atsiprašymas už tai, ką padarė kažkas. Tai prašymas atleidimo savo, už tai, kad ilgai laikėjai savyje tą skausmą, už tai, kad galbūt nesugebėjai paleisti anksčiau. Tai leidžia atlaisvinti vidinę kaltę ir savikritiką, net jei ji pasąmonėje. Antra frazė – atleisk. Čia prašai atleidimo iš visos situacijos, iš visos patirties energijos. Tarsi sakytum, prašau, kad ši patirtis būtų paleista, kad mano viduje neliktų jos pėdsakų. Tai leidžia nebesukti minčių ratu ir stabdo emocinį įstrigimą. Trečia frazė – aš tave myliu. Meilė čia yra gydanti energija, kurią siunčiame viskam – sau, savo gyvenimui ir net pačiam įvykiui, nes jis atnešė mums kažkokią tai pamoką. Šita frazė užpildo tą vietą, kur anksčiau buvo skausmas. Ir ketvirta frazė – ačiū tau. Tai dėkingumas už patirtį. Ne už skausmą kaip po tokį, o už tai, kad per jį išmokai, sustiprėjai, gavai naują supratimą. Dėkodamas tu uždarai ratą ir paleidi įvykį į praeitį. Tai tarsi pokalbis su pačiu įvykiu, o ne su žmogumi. Tu neužmiršti, kas įvyko, bet nustoji gyventi tame įvykyje. Pabandyk dar šiandien. Ir jei pajusi lengvumą, pasidalink šią praktiką su kitais. Galbūt kažkas iš tavo artimųjų rato šiuo metu tyliai kovoja su savo praeitimi ir ieško būdo, kaip pagaliau rasti ramybę. Siunčiu tau šviesos.